Tai čia, aš manau, algoritmas yra, kaip apibrėžti Jungtinių valstybių politiką. Tai Donaldas Trumpas vykdo Jungtinių valstybių politiką, Jungtinių valstybių didžiųjų korporacijų naudai. Kaip čia pasirodome šitoje didžiųjų korporacijų aplinkoje Lietuva, tai jos iš vis neegzistuoja. Mūsų žmonės nėra nei jo klano, nei korporacijų draugai, nei per kuriuos kažkokius mes interesus galėtumėme įvardinti. Mes veikiau esame kliūtis toms korporacijoms. Ir kliūtis ne tiek kaip Lietuva kaip tokia, o kaip Europos Sąjunga. Ir čia mes pasimatome Europos Sąjungos kontekste. Bet Trumpą aš vis dėlto matyčiau dabar, kadangi mums, aš nesu tikras, kad jis mums tiesiogiai labai aktualus, o veikiau yra aktualus per jo santykius su Ukraina ir su Rusija. O čia jis yra iš tikrųjų aktualus, todėl kad jo sprendimai kelia Lietuvai nacionalinę grėsmę, gali kelti nacionalinę grėsmę.